O šiandien vėl gera žinia. Tai turim ant stalo keletas pultelių. Pirmas iš jų Aprimatic pultelis kintamo kodu. Antras pultelis Tau kintamo kodu. Aišku, visiems žinomas pultelis Beninka to go WV. Iš sudėtingiausių pultelių čia yra Zomer pultelis. Ir pultelis yra būtent iš tų Perl Vibe. Iš sudėtingų pultelių. Na ir tas seno tipo. Čia mes nenaudosim. Ir dar turim Herman super brangų tą pultelį, super apsaugotą tą pultelį. Tai dabar pažiūrėsim, ką mes galim pasiūlyti. Tarkim, turim tokį analizatorių ir pabandysim dabar parodyti, ką mes galim padaryti su tais pulteliais. Turime taip tokią pultelį, Silver, toks pultelis Hashmatic, tai jis gali nukopijuoti viską, ką mes turim čia ant stalo. Tai dabar įvedame programavimo būseną, spaudžiam neatleidžiam, 1, 2, 3, 4. Atleidžiam, mirksi kas 2 sekundės, tarkim, pridedam taip, turim pagauti tą kodą, spaudžiam, mygtuką pradėjo, sustojo ir dar kartelį paspaudėm, užtvirtinam tą mygtuką ir dabar patikrinsim. Čia yra analizatorius, dabar taip, paspausim, padėsim čia, pažiūrėsim, koks čia kodas. Čia pries, reikia paspausti. Tai nepavyksta man paspausti, taip, pažiūrėsim ar dega, taip. Taip, jis rašo, kad atleiskit ir dabar parodys, o matot, čia parašyt Aprimatic pultelis. O dabar vėlgi grįšime į pradinį būseną, paspausim šitą, paspausim šitą. Dabar jis parašė Aprimatic, tai pirmas mygtukas yra Aprimatic, bet čia dabar ne viskas. Šitas pultelis turi distancinį pririšimą. Tai aš paskui parodysiu, kaip vyksta ta distancija. Tai yra, pirmas mygtukas yra Aprimatic. Atidėsim į šoną. Dabar imam antrą pultelį, čia yra Tau pultelis. Vėlgi tas pats. Spaudžiam neatleidžiam, 1, 2, 3, 4. 4 kart spaudžiam ir atleidžiam. Statom irgi taip arba taip ir kopijuojam. Atleidžiam ir dar kartelį spaudžiam. Pradėjo šviesti, mirksėti žaliai. Taip. Ir dabar pažiūrėsim, ką rodo tas pultelis. Taip. Paspausim. O release, tai reiškia atleisti, reikia ir laukti, ką parodys. Jis rodo, kad name pultelių Tau. Gerai. Tai grįšim atgal, paspausim šitą mygtuką ir dabar antrą mygtuką pažiūrėsim, ką jis mums parodys. Taip, release, tai reiškia pagavo tą kodą, dabar pažiūrėsim. Matot, tai čia parodė name Tau, tai reiškia pirmas ir antras jau tas pats. Čia yra Aprimatic, čia yra Tau. Paimsim dar pultelį vieną, kuris irgi kintamų kodų, čia yra Beninka. Vėlgi, tai dabar 1, 2, 3, 4. Atleidžiam. Sustojo, atleidžiam šitą mygtuką ir dar kartelį spaudžiam. Ir įtvirtinam šitą kodą čia. Tai dabar pažiūrėsim tada iš karto. Paspausim šitą mygtuką. Release, tai čia reikia atleisti ir dabar pažiūrėsim, ką bus parašyta.
rašo name, bininka arba almatik. Čia yra iš vienos šeimos, tai čia yra bininka. Apie šitą jau irgi aišku, ir dabar pats sudėtingiausias pultelis, grįšim atgal, vėlgi. Spaudžiam, neatleidžiam ir 1, 2, 3, 4. Dabar šitą pultelį pabandysim nukopijuoti. Sunkiai kopijuojasi. Dar kartelį pabandysim. Ir dar kartelį paspausim. Ir užtvirtinsim čia. Ir dabar sunkiai aišku pažiūrėsim, kai jis rodo. Release reikia atleisti. Dabar pažiūrėsim, ką čia parodys. Name Zomert. Čia yra Zomertas pultelis, kuris netgi dažnai rašo, kad rolling kodas rašo 868. Ir ką mes turim? Mes turim dabar, kad viename pultelė visi keturi super sudėtingi tie pulteliai. Ir dabar, kaip ir minėjau, dar viena gera žinia. Tai kadangi šitas pultelis turi distancinį pririšimą, tai turime, tarkim, ateiti prie automatikos, stovėti labai šalia, vartai uždarytam padėtyje, spausti šitą mygtuką, kad mes jau nukopijavom nuo Almatic. Žiūrime, kad lėdas šviečiasi pastoviai, bet mes neatleidžiame iki tol, kol pradės lėdas mirksėti. Va, kada lėdas mirksi, tai automatiškai tas signalas perduodamas į patį automatiką, nekviečiant meistro, neatidarant tos automatikos, ten jis programuojasi, paskui laukiam, kol jis užbaigs savo darbą, tai yra užges ir nužgesimo momentu reikia palaukti 15 sekundžių. Tuo metu automatika apgalvoja viską, kas įvyko, dabar užsidaro programavimo būseną ir po 15 sekundžių galima jau naudoti. Ir dabar dar vienas dalykėlis. Mes turim tą pultelį, šitas pultelis vadinasi Herman, kaip matom, Herman yra pririštas. Ir čia yra Herman B-Secure su super sudėtingu kodu. Ir aišku, ten jis yra brangus. Ir dabar pažiūrėsim. Vėlgi čia buvo pas mus Aprimatic ir ant tos vietos ir dabar įrašysim būtent Hermaną. Spaudžiam kaip visada, neatleidžiam. 1, 2, 3, 4. Įvedėme programavimo būseną, spaudžiam veikiantį pultelį, tai yra Hermaną. Jis pradeda perduoti visą informaciją mūsų pulteliui ir įtvirtinam vietoj Aprimatiko. Dabar šitas pultelis jis įgijo kodus Hermano. Hermanas irgi turi 868 dažnį ir tai vadinama B-Secure kodą, sudėtingą kodą. Ir dabar atvažiuojam prie savo automatikos, spaudžiam vieną kartą. Jis susipažino su automatika, nuo antro karto jau turi veikti. Tai bandom. Paspaudėm susipažino su automatika, antrą kartą jis jau veikia. Tai reiškia, buvo tie ir dar, tarkim, parodėm, kad super sudėtingus ir brangus pultelis gali kopijuoti. O toks jau geras pultelis.